Vakar buvo pateiktas visas Sveikatos apsaugos ministerijos ir valstybinių ligonių kasų paruoštas keičiamų dokumentų paketas. Yra keičiami 3 vyriausybės nutarimai liečiantys sveikatos sistemą ir ypatingai, kaip ir minėjo meras, liečiantis mūsų Kretingos ligoninę. Šituose naujuose teisės aktuose yra numatoma keisti būtent tvarką, kaip iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis būtų kompensuojamos stacionarinės akušerijos paslaugos, stacionarinės chirurgijos paslaugos ir stacionarinės vaikų ligų profilio paslaugos. Aišku, mums aktualu, akušerijos jau nebeturim, mums aktualu yra ligoninėje teikiamos chirurgijos paslaugos ir vaikų stacionarinės paslaugos. Ministerija šitais teisės aktais nustato šitom paslaugom naujus reikalavimus, tiek kiekybinius, tiek kokybinius reikalavimus, kuriuos turėtų atitikti mūsų gydymo įstaiga, tai yra ligoninė, kad galėtų šias paslaugas teikti. Pagrindinis motyvas ministerijos, kodėl šitos paslaugos yra keičiamos, jų teikimo tvarkos keičiamos, tai yra dėl to, kad regionuose ir ypač mažose rajonuose mažėja gyventojų skaičius. Šitos paslaugos yra teikiamos mažam kiekiui gyventojų ir jos patampa labai brangios, pasak ministerijos ir valstybinių ligonių kasų, ir tikrai kai kuriom įstaigom tarsi neapsimoka šitų paslaugų teikti. Todėl ministerija šitais teisės aktais ir keičia jų teikimo tvarkas ir įveda nemažai apribojimų. Sakykime, jeigu yra nustatomi atitinkami kiekiai, kiek, pavyzdžiui, chirurginių paslaugų per metus ar vaikų paslaugų, gydymo paslaugų suteikia ligoninė per metus, tie skaičiai bus atskaitos taškas, ar ligoninės turės teisę teikti būtent šias paslaugas. Toliau taip pat yra numatyta, kad jeigu vis tik tai gydymo įstaigos savininkas mano, kad vis tik tai nori išlaikyti šitas paslaugas, tačiau valstybė jų nebefinansuos gydymo įstaigom, tai savivalda galės savo lėšomis prisidėti prie šitų paslaugų išlaikymo. Tačiau patikslinamųjų teisės aktų, nei metodikų, kokia lėšų dalimi prisidėti tai reikėtų, kaip tai būtų naudojamos tos lėšos, kol kas iš ministerijos pusės neturime ir nežinome, kaip tas vyktų procesas. Kitas klausimas taip pat lieka ir tai, kaipgi sveikatos sistemoje tada išeina, sakykime, toksai teisinė tokia diskusija, nes pagal biudžeto sandaros įstatymą savivaldybė gali skirti lėšas savo gyventojams. Na, o mes žinom, kad sveikatos paslaugom, turint siuntimus ar turint nukreipimus, registruojamės visoje Lietuvoje, bet kurioje gydymo įstaigoje. Tai toks teisinis niuansas, kaip tada reikia užtikrinti, kad mūsų savivaldybės skirtos lėšos būtų, pavyzdžiui, naudojamos ligoninėje mūsų rajono vaikučiam, kurie atsigultų į vaikų ligų skyrių. Na, tai iš tikrųjų tokie ir pacientų teisių klausimai kyla, ir lėšų biudžeto naudojimo klausimai kyla. Žiūrint plačiaja prasme. Jeigu siauresnė žiūrint, tai mūsų ligoninėje puikiausiai, kaip žinome, yra teikiamos stacionarinės chirurginės paslaugos. Mūsų suteiktos paslaugos per metus viršė netgi kai kurių regiono ligoninių rodiklius, jau nekalbant apie rajoninių ligoninių, tai iš tikrųjų šitie rodikliai yra labai geri ir tikrai turbūt gana keistai atrodo, kad efektyves, gerai teikiamas ir daug teikiamas paslaugas reikėtų nutraukti ir galbūt pereiti tik tai į dienos stacionaro chirurgiją, nebebūtų tai ligoninėje atliekamos didesnės chirurginės operacijos. Taip pat matome riziką, jeigu netenkame mes chirurgijos ir vaikų ligų skyriaus, tai iš tikrųjų mūsų ligoninė tada prarastų ir licenciją teikti intensyvią terapiją ir intensyvią priežiūrą. Tai yra reanimacinės paslaugos, kurios dabar yra aukščiausio lygio, yra atitinkama aparatūra, atitinkama licencija ir visa tai yra puikiausiai užtikrinama. Tai jeigu mes prarandame chirurgiją,
stacionarinė chirurgija, tai tiesiog šitokia reanimacija jinai yra nebereikalinga. Tikėtina tada jinai būtų net nefinansuojama iš valstybinių ligonių kasų. Na ir tiesiog mes prarandame pačią pagrindinę šerdį ligoninės, tai yra reanimacija. Ir aišku, tada kyla klausimas, kokias paslaugos beliktų mūsų ligoninėje teikiamos.